Record. Stream. Nuėjo streamas. Labą dieną, ponas Vaitkau. Sveiki. Žiūrėkit, norėjau jūsų pasiteirauti, tarkim, nes šiandien per žinių radiją iš rytų ir šito klausiausi naujo kariuomenės vado pasisakymą ir ten buvo daug tokių įdomių pastebėjimų, tarkim, ne, kad pasirodo, kad visas tas vadinamosios vokiečių brigados išlaikymas mums kainuos iki 9 milijardų. Tai prasme, anksčiau buvo kalbama, kad visas Lietuvos gynybos biudžetas metinis buvo 1 milijardas. Ir čia prieš porą metų, tarkim, jūs yra 3 milijardai. Dabar aiškėja, kad vietų vokiečių, ten kelių šimtų vokiečių išlaikymas iš viso kainuos iki 9 milijardo, kas reikštų tikrai daugiau negu 9 milijardai, ar ne? Kažkoks tai tokia juodoji skylė, tarkim, ar ne? Ir aš niekaip nesuprantu, kokia yra prasmė tų kelių šimtų vokiečių kareivių dislokavimas Lietuvos teritorijoje, ar ne? Ką tai keičia? Nes jeigu rusai mus užpuola, tai NATO vis tiek mus gina, tarkim, ar yra tų vokiečių ir jų nėra, tarkim. Ne, iš esmės, kokia prasmė yra išmesti 9 milijardus eurų iš biudžeto, bet taip nėra pinigų, tarkim, kažkokių vokietukų išlaikymui, tarkim, kad jie čia gerai gyventų, darželiai, žmonas ir visa kita, tarkim, tokie turistai, tarkim, ne? Kur čia šuo pakastas, gal jūs galite man paaiškinti? Aurimai, jūs iškelėt ir klausimą, į kurį yra labai daug įvairių atsakymų. Gal aš tada pradėsiu, kadangi vokiečiai Lietuvos žemėje, ir jų ar 5-6 tūkstančiai turėtų būti, ir jie apgins Lietuvą. Mintis yra tokia. Tai gal istoriškai pradžioje aš priminsiu. 2018 vasario mėnesį paskelbėm Lietuva nepriklausoma valstybė. Ir Lietuvos kariuomenės jokios nebuvo. Lapkričio mėnesį bandė Lietuvos žmonės pakviesti kariuomenę, karininkus atskirai kvietė ir nesusirinko. Tai tada Lietuvos tuometinė valdžia nusprendė samdyti vokiečių karius. Tiesiog pasamdyti. Ir oficialiai nuo 19 metų sausio pradžios 4000 vokiečių kareivių buvo Lietuvos teritorijai pasirašę komercinius kontraktus. Kontraktai buvo 3 mėnesių ir 6 mėnesių. Pasirašę komercinius kontraktus už gerus pinigus ir jie 3 vietose buvo Lietuvoje dislokuoti. Vienoj vietoj kovėsi su Rusijos tuo metu kariuomenė, kuri puolė, nes Vokietijos pirmasis pasaulinis karas, Vokietijos kariuomenė čia Lietuvoje irgi stovėjo, bet jinai jau išeidinėjo. Tai Rusijos kariuomenė puolė, vokiečiai už Lietuvos kariuomenę ją gynė. Ir po 6 mėnesių, Liepos vidury, jau vokiečiai visi išvažiavo ir tada pasiliko vien tik tai Lietuvos kariuomenė. Turbūt istoriškai šitą prisimenant ir Lietuvos valdžiai tiesiai sakant, kad jie nepasitikė Lietuvos kariais, kad Lietuvos kariai negalės apginti Lietuvos, užtat samdo užsienio kariuomenę. Pigiau būtų galbūt iš Afrikos šalių pasamdyti kokią 10 000 negrų, kuriems mokėtume mažiau pinigų ir jie saugotų Lietuvą. Bet tada pinigų įsisavinimas, man atrodo, pasidaro svarbiausias punktas. Nes šiuo metu 2 milijardai su truputėliu yra per metus skiriama Lietuvos ginkluotoms pajėgoms, tai 9 milijardų suma yra geresnė negu 2 milijardai kasmet. Tai biznio planas yra labai tvarkingas. Dabar ar ta užsienio kariuomenė realiai apgins, nes jūs teisingai pastebėjot, mes esam NATO nariai. Kolektyvinė gynybinė sutartis galioja. Tai tokiu atveju, kaip jūs ir pastebėjot teisingai, mes visi kartu ginamės ir jeigu reikia Lietuvos kariuomeniai papildomai pagalbos, tai toj pat jinai atvyksta ir iš Lenkijos, ir iš Latvijos, ir iš Vokietijos arba Amerikos. Bet tada tų pinigų dabar ir šiuo metu mes negalėsime įsisavinti. Kitas aspektas, kurį reikia prisiminti, irgi, kad buvo oficialiai Lietuva pasirašė
kad Klaipėdos kraštą grąžina atgal Vokietijai. Žodį naudoju, neperduoda Vokietijai, bet grąžina atgal Vokietijai, nes nuo 1422 metų, nuo Melno taikos sutarties, kurią pasirašė Vytautas Didysis su kryžiuočių ordinu, jis atsisakė pretenzijų į Klaipėdos kraštą. Vytauto Didžiojo buvo toks sprendimas. Vokiečiai atsisakė pretenzijų į jiems padovanotą Ukrainą. Žemaitiją. Ir Žemaitija buvo padovanota ne vieną kartą, o kelis kartus. Ir Jogaila paskui irgi dar Žemaitiją buvo padovanojęs. Vokiečiai atsisakė Žemaitijos, Vytautas Didysis atsisakė Klaipėdos krašto ir tada 500 metų ši teritorija buvo Vokietijos. Prūsija vadinasi tuo metu, pradžiai ordinas vadinasi, paskui Prūsijos karalystė, kuri vienu metu buvo pavaldi Lenkijai, bet tik tai pavaldi, o tai nebuvo Lenkijos teritorija. Tai dabar, kai mes 1923 metais šitą teritoriją, nes labai reikėjo ir aš pritariu, kad tikrai reikėjo, pasinaudojom progą ir šitą teritoriją suorganizavę sukilimą, fiktyvų sukilimą pasiėmėm savo, tai po 15 metų Hitleris paprašė ją gražinti. Mes ją gražinome ir iki dabar nedenonsavome tos sutarties, pagal kurią mes gražinome Klaipėdos kraštą Vokietijai. Ta sutartis Lietuvos nedenonsuota. Mano suvokimu tai yra principinis reikalas. Nesvarbu, kad Potsdamo konferencijoje nusprendė. Kas nusprendė? Šalis nugalėtojos nusprendė. Nes jeigu būtų kiti nugalėtojai, būtų kiti sprendimai. Tai šalis nugalėtojos nusprendė, kad tas gražinimas yra neteisėtas. Bet Lietuva, nepriklausoma Lietuva, dabar, ne Tarybų sąjungos sudėty, dabar nepareiškė savo pozicijos. Tai kaip Tarybų sąjunga įvedė ribotą karinį kontingentą prieš užimant Lietuvą ir pašto 4 ženklai 39 metų spalio 10 dieną Tarybų sąjunga sugrąžino Vilnių Lietuvai. Tai dabar galbūt ribotas karinis kontingentas Vokietijos turės ir kitokią kažkokią užduotį. Mes nežinome. Bet klausimas pasilieka. Vien tik tai piniginis, milijardai kalbėti moka lietuvių kalba ir korupciniai ryšiai seniai šitos valdžios yra praminti. Tai viena kryptis, kita galbūt geopolitinė, kurie mes nežinom Vokietijos pretenzijų. Mes žinom Lenkijos galimas pretenzijas, kaip Lenkijos užsienio reikalų ministras seniau pasakė, kad yra klausimas, ar Lenkija okupavo Vilnių, nes negalima okupuoti savo teritorijos. Jeigu Vilnius yra Lenkų teritorija, tai Lenkija su savo kariuomenė jo okupuoti negali. Tai mes nežinom. Kodėl Vilnius Lenkų? Todėl, kad Lenkai taip skaito. Todėl, kad jų toks požiūris. Kažkieno nuomonė. Todėl, kad Žečpospolita yra Žečpospolita. Jinai valdoma iš Varšuvos. Ir Lenkija ribojasi su Latvija. Tai kokios pretenzijos bus Lenkijos, mes nežinom. Bet mes norim, mūsų valdžia nori remtis ne Lietuvos vidaus jėgomis, ne Lietuvos žmonėmis, kurie vieninteliai gali ginti Lietuvą, nes Lietuva yra jų visų. Bet kai Lietuva iš Lietuvos žmonių atėmė, pardavė ir atėmė. Pradžiai atėmė, paskui pardavė. Įvairiai galima čia traktuoti. Tai tada mes užsienio samdinių mums reikia. 19 metais užsienio samdiniai galbūt pasiteisino, pasižiūrėsim, ar šitos valdžios požiūriu jie dabar pasiteisins. Bet mano nuomonė, kad karinius poligonus reikia Lietuvoje sumažinti jų skaičių ir kiekių. Jeigu mes užsienio politikoje akcentuosimės į karinius reikalus ir karinės pergalės, mes visada pralaimėsime. Jeigu užsienio politikoje akcentuosimės į taikos diplomatiją, visada galima surasti, dėl ko susitarti.
Ir jeigu Lietuva nereiškia pretenzijų kitom šalim, jeigu Lietuva nesikiša į kitų šalių vidaus reikalus, aš kalbu apie moteriškę iš Baltarusijos, namų šeimininkę, kurio Lietuvoje paskelbta vos ne prezidentė, turi savo ofisą, važinėja po Europos Sąjungą, dalina savo išleistus ordinus už mūsų Lietuvos žmonių pinigus. Tai jeigu mes išlaikome tokius Baltarusijos vadinamus opozicinius veikėjus mintančius mūsų pinigais, tai tokiu atveju mes kišamės į kitų šalių vidaus reikalus ir aš tada priminsiu, kad Pavilionis, kuris tuo metu buvo Lietuvos ambasadorius Vašingtone, Amerikoje, kitiesiai per televiziją sakė, kad Rusija prie Vilniaus organizuoja kariuomenę užpulti Lietuvą. Tiesių tekstų buvo taip sakoma. Paulauskas, tuometinis Seimo narys, jisai sakė, kad Rusijos kariai jau išsikėlė Neringoje, bet apie tai Lietuvos valdžia nutilėjo. Taigi jau buvo Rusijos kareivis įžengęs į Lietuvą. Šitie gandai yra skleidžiami labai seniai įvairių mastelių, bet dabartiniai gandai yra su potekste Lietuvos neturi ateities, jeigu mes nenugalėsime mūšio lauke Rusiją. O tai reiškia totali prapultis ir net viso pasaulio sunaikinimas. Kitaip sakant, jūs norit pasakyti, kad kitas Seimas tiem vokiečiam labai gražiai ir mandagiai pasakys Ciuriuk, arba kaip ten, važiuokit namo, nes tie 9 milijardai mes turim geresnių būdų juos panaudoti, tarkim, ar ne, negu ten jums išlaikyti, tarkim. Aš tada prisiminčiau ir pasakyčiau, Hitler kaput, nesvarbu, kad Hitlerį nori atgaivinti. Ačiū už jų nusiteikimą, bet kad Vokietijos spaudoje pilna straipsnių, kad Vokietija nesugebės apginti Vokietijos. Nes trūksta pajėgumų, to trūksta, toks trūksta, jeigu Vokietija prisiprašys karo. O Vokietija karo galbūt ir prašosi, nes čia žiūri nuo požiūrio. Aš apie vokiečių dar savigarbą tada turiu pakalbėti, nes liktai ir išdidi tauta buvo. Bet dabar, kai Vokietijos prezidentui Vokietijos prieš metus laiko Kijevas, kai jisai norėjo atvykti į Kijevą, uždraudė atvykti į Kijevą, nes netinkamai pasisakė. Ir po pusmečio ar po 8 mėnesių susimalonino Kijevas, leido savo vasalui, Vokietijos prezidentui atvykti. Ir Vokietijos prezidentas, buvęs užsienio reikalų ministras, prarijo šitą kabliuką, pagal nurodymą. Bet apie savigarbą vokiečių tautos, apie savigarbą vokiečių politikos, tada išvis kalbėti nebetenka. Nes šitokie žingsniai tik demonstruoja, kad ir Vokietija yra šuniuko vietoje ir tas šuniukas šiuo metu mažesnis negu Ukraina. Tai aš už tai, kad Lietuva turėtų savigarbą ir išlaikytų savigarbą ir nesvarbu, koks didelis priešas sugalvotų Lietuvą trypti. Ir Lietuva pasakytų, ne, mes nepasiduosime ir mes savarankiškai kovosime, neprašydami jokių malonių ir nepardavinėdami savo nepriklausomybės ir savivaldos.